Pomita – sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Atsinaujink OLP Puferin – tavo kasdienis balansas. Sveikam ar sergančiam bet kokia liga kyla daugybė išgyvenimų, minčių ir jausmų, stresų. Menoterapija tai vienas iš psichologinės pagalbos būdų, kuris padeda spręsti kylančius sunkumus, prisideda prie ligos gydymo. Jau senai nebereikia įrodinėti, kad dailės terapija veikia. Viskas jau yra seniausiai įrodyta. Dabar reikėtų taikyti metodus ir žiūrėti, kokie iš jų geriau veikia, kaip viskas kinta, kaip klientas jaučiasi. Ir visiškai nesvarbu, kokią menoterapijos rūšį jūs pasirinksite savo problemų sprendimui. Teatro, muzikos, šokio ar įvairias dailės praktikas, visos jos turi stiprią gydomąją galią. Būtent kūrybiniai užsiėmimai daugiausia atpalaiduoja gal ir išmoko susikoncentruoti. Žmogus iš labai liūdnos nuotaikos pakilti į tokią euforiją, kuomet tu išgirsti savo prisiminimais malonų kūrinį. Gali kartais ir susigraudinti, bet visa tai eina per džiaugsmą, per malonumą. Mums yra labai svarbu, kad žmonių akys šypsotųsi, ar ne? Jeigu žmogus negali fiziškai to parodyti, jo akis bent šypsosi. Tai va tie visi dalykai, jie žmogui tiesiog padeda geriau jaustis. Jeigu jūs turite sunkumų ar išgirdote negailestingą diagnozę, neužsidarykite savyje su liūdesiu, pykčiu, kalte, nelikite vieni su skausmu, ieškokite savo mieste menų terapijos specialistų pagalbos ar junkitės į bendruomenės. Aišku, ne visi susiduria su ta aktyvia gal kūryba tokia kiekvieną dieną, tai labai sveika, net nebūtinai mūsų šitoms grupėms, su kuriam darom projektus, tai seniorai, neįgalieji ir panašiai, bet kokiam žmogui, aišku, sveika kūrybinė veikla ir padeda tiek atsipalaiduoti, tiek kalbant jau apie sveikatą, tai ten, pavyzdžiui, būtent lipdyme arba tapyboje, tai ta pati ir motorika, ir fokusas, koncentracija ir panašiai, tai susideda tiek ir fiziniai, tiek ir psichologiniai gal privalumai. Dailės terapeutės Renatos Pribušauskienės manymu, muzikos, dailės ar judesio terapija padeda be išimties visiems. Psichoemociniai susirgimai, tai čia didelė grupė. Tiek depresijos, nerimas, begalinė grupė. Yra, tarkim, situacijų dalykai, disfunkcinė šeima, skyrybos, netektis, visos trauminės patirtis ir visas spektras senatvinių, demencinių susirgymų, Alzheimeris. Onkologija tikrai turi savo vietą ir čia jau priklauso nuo pačio susirgymo. Jeigu, tarkim, mes turim kažkokios kūno dalies amputaciją, tai čia mes tikrai daug kalbėsim apie kūno savęs priėmimą po to. Tarkim, moteris po krūties operacijos. Kita tema yra egzistenciniai dalykai, savęs priėmimas, ligos priėmimas, savo ir šeimos santykio supratimas. Tai čia mes jau einam visai į kitą plotmę. Tai vėlgi priklauso nuo pačio susirgymo. Jeigu, tarkim, ateina sveikas, motyvuotas žmogus, tai galbūt su juo mes kalbėsime apie egzistencinius dalykus, apie abstrakčius dalykus daugiau. Kas liečia depresiją, tai mes turbūt kalbėsim daugiau apie resursą. O kas tu toks esi, o kas yra tavo širdis? Kas tenai gyvena, kokia jėga tave varo, kas tave skatina, koks yra tavo motyvas, kas tau padeda. Bet šitie visi resursiniai dalykai, jie yra labai svarbus sergančiam žmogui. Renginių Mozaikos vadovė Laimutė Semėnienė tvirtina, kad jau nuo pirmo užsiėmimo pastebimi didžiuliai pokyčiai. Labai smagu stebėti atvykstančius žmonės į auditoriją. Tada labai smagu stebėti, kaip keičiasi proceso metu, kuomet mes pradedame kalbėti, kuomet mes pradedame kartu dainuoti. Dainuojame jų laikų dainas, tuomet jie gali prisijungti, jie gali kartu dainuoti, plyšauti, išsirėkti, o tai didžioji terapija, kuomet žmogus prisijungia kartu dainuoti. Kitas momentas
momentas, mes kuriame su jais pozityvius pasisakymus, palinkėjimus, reiškia skatiname jų galvas veikti, smegenų veiklą aktyviname. Tuomet mes su jais kartu judame pagal kiekvieno fizinės galimybės, reiškia, galim rankytę pakelti, galim galvytę pakreipti. Be abejo, visada labai stipriai plojame. Plojimai skatina kraujotaką, gerina nuotaiką ir visada be galo gera matyti. Šokiai, taip, kartu su jais ir šokame, jeigu leidžia fizinės galimybės, būtinai šokame. Menų terapija ypač svarbi socialinį atotrūkį jaučiantiems globos namų gyventojams. Iš tiesų labai patenkinti esam ir labai džiaugiamės, kad pas mus atvyksta kuo įvairesnių žmonių ir vat, kai mūsų muzikos mozaika susitarėm šitam projektui, šitai muzikos terapijai, tai iš tiesų žmonės jau savaitę laiko laukia, jie kada čia tas bus su tokiu jauduliu. Šiandien buvo labai didelis jaudulys, ką apsirengti, kaip pasipuošti, juk tai vis dėlto neeilinis įvykis, tai nėra mūsų vedamas užimtumas, o tai yra jau svečiai kažkokie atvažiavę, tai labai tas netgi išjudina, vat, iš karto žmogui duoda tos energijos impulsą. Dailės terapija padeda bet kokioje gyvenimo situacijoje, įsitikino Menų studijos Artoteka keramikos kursų lankytoja Genovaitė. Bet koks darbas rankomis yra neapsakoma meditacija. Ir tas vidinis toksai nusiteikimas, augimas, raminimas vidaus ir proto. Ir žodžiu, netgi mūsų judesiai turi būti labai koncentruoti būtent molyje, kada tas švelnumas pereinantis iš rankų į molį ir visos formos tobulas gali atsirasti. Aš taip įsivaizduoju. Dailės terapija vienas iš būdų išreikšti, iškrauti emocijas, jausmus per spontanišką kūrybą. Šitie dalykai jie tikrai išlaisvina ir jie padeda, nes vis tiek pats metodas jisai remiasi kūryba. Kūryba čia yra esminis dalykas. Jinai atveria visą tai, kas yra viduj. Tai jeigu tuo metu, tuo momentu ir viduje yra skausmas, tai jinai kažkiek tą skausmą ir atveria. Bet ten yra tikrai daugiau negu vien tik tai skausmas. Ten yra ir daug džiaugsmo, ir meilės, ir pasitikėjimo, ir draugystės, ir šilumos. Mes labai turtingi esame visu kuo. Yra toksai transformacinis momentas, kada mes nupiešiam piešinį, reflektuojam, jį išsianalizuojam, pamatom, kur yra problema, kaip jinai patinka, mums nepatinka, koks santykis su ja. Ir tada mes bandom jį pakeisti. Mes piešinį galim perpiešti. Mes galim nusipiešti baimę ir ją suplėšyti. Mes galim daug dalykų padaryti. Tai vat, arba tarkim, jeigu naudojami yra molis, taktilika, tai mes čia viską minkom ir suminkom. Arba audiniai. Duodamas ant stalo padedu daug įvairių audinių ir darom kompoziciją, kažkokią tai objektą. Na ir susukam. Ir ten yra užtrauktukų, šniurelių, sagų, bižuterijos visokiausios, sagių ir viską susukam ir pasakome apie kažkokį tai įvykį, kuris mus traumavo. Ir pabaigoje sesijos visą tai išrišam. Tikros smėlio mandalos principas. Papūtė vėjas ir nieko neliko. Tai va šitas jausmas, jisai formuoja grįžtant prie neuromokslo, kuria naujas neuronų jungtis. Ir tada ta pati situacija, kitą kartą, jin tampa nebe tokia, tu pamatai tiesiog kitą kampą. Arba kitas metodas, yra nupieštas tas pats piešinys, žmogus jį piešėsi taip, o mes jį paimam ir apverčiam aukštyn kojom. Ir šonų pastatom. Ir tas parodo, kiek yra iš tikrųjų galimybių tai pačiai problemai spręsti, ko mes taip paprastai žiūrėdami į savo problemą nematom. Svarbiausia neuždaryti savęs tarp keturių sienų, mano Menų studijos Artoteka keramikos kursų lankytoja Ana. Reikia savo gyvenimą paįvairinti ir tada nėra liūdna, tada nėra depresijų, kadangi labai dažnai būna per senyvus žmonės, kad jie nenori išeiti iš namų. Ai, man jau sunku. Sakau, ko daugiau sėdėsi namuose, tuo tau bus dar sunkiau. Yra tokių pavyzdžių, iš pažįstamų. Aš stengiuosi nebūti. Onkologija, astma, alergija,
Reumatoidinis artritas – tai lėtinės ligos, kurios ne tik alina kūną, bet ir slegia dvasią. Tradicinių gydymo būdų ribotumą jaučia daugelis, todėl vis daugiau žmonių renkasi endobiogeniką – mokslinį požiūrį į sveikatą, kuris leidžia suprasti kūno signalus ir atkurti harmoniją. Aš turiu daug pacienčių, kurios konsultuojasi, gydosi, yra stebimos po ligų gydymo ir tuo pačiu metu yra gydomos arba stebimos gydytojų endobiogenikų. Žmonės, naudodamiesi mūsų gana agresyviais gydymo būdais ir išgyvendami ne tik gydymo naudą, bet ir visas galimas ir siunčiamas komplikacijas, stengiasi patys labai rūpintis, kaip sumažinti šių pašalinių poveikių, mūsų gydymo pašalinio poveikio stiprumą ir galią. Tai tas piešinys yra tikrai labai toks platus, turbūt endobiogenikos paciento. Viena situacija yra žinoti, kad tu turi lėtinę ligą, bet endobiogenika šiuo atžvilgiu padeda valdyti tą lėtinę ligą. Reiškia, tu jau jautiesi geriau, tu žinai, kad tu sergi, turi tą susirgimą, tą lėtinę problemą, bet tu neturi ūmių tos ligos protrūkių ir tu jautiesi gerai, gyveni kokybiškai, džiaugiesi gyvenimu. Tai yra vienas iš tų sprendimų, ką tau pasiūlo endobiogenika. Yra grupė labai ligotų žmonių, kuriems vis tik medicina pakankamai nepadeda arba jau nebegali padėti, arba labai padėjo ir dabar jam reikia toliau gyventi su baime, o kaip kad neatsinaujintų liga. Tai šita kategorija žmonių, ji būtent ieško, ką padaryti dar, kad nesusirgčiau, kad būčiau sveikesnis, kad atitolinti ligos atsinaujinimą. Viskas ateina pagal pageidavimą ir pagal efektą. Dažniausiai, jeigu gydytojas skiria šalia standartinio gydymo dar ir papildomą gydymą vitaminais, antioksidantais ir kitom medžiagom, ir jis pamato, kad pacientui tikrai žymiai geriau pagerėjo negu nuo monoterapijos, tai paskui gydytojas ir toliau taiko tą platesnę schemą. Dėl to, kad jinai tikrai pasiteisina. Kadangi aš esu vaikų pulmonologė ir vaikų alergologė, tai mano kontingentas ir yra vaikų kvėpavimo ir alerginėmis lygomis sergantis pacientai ir daugiausiai ir tenka jiems padėti, bet vis dažniau kreipiasi pacientukai su nerimo sutrikimais, su dėl to atsirandančiais įvairiais funkciniais virškinamo trakto sutrikimais, galvos skausmais, netgi širdies permušimais, tachikardijom ir taip toliau. Iš tikrųjų, tas spektras pacientų kuo toliau, tuo labiau plečiasi. Žmonės yra labai skirtingi ir motyvai, kurie juos atveda į endobiogeniką, taip pat yra labai skirtingi. Na, viena grupė gali būti pacientų tų, kurie kategoriškai neigia tradicinės medicinos priemonės, chirurgiją, vaistus ir nori išnaudoti maksimaliai visas galimybes, kokias šiai dienai gali turėti pasaulis, nebūtinai medicina, tai ir fizinės poveikio priemonės ir kitokios. Šitas gydymo metodas yra svarbus tuo, kad mes atsukinėjam vidinę aplinką į balansinę būseną. Tai nėra gydymas visam gyvenimui. Žinoma, yra tokių situacijų, kur reikia gydymo visam gyvenimui, bet tai yra, pavyzdžiui, būdas sutvarkyti uždegiminius procesus, subalansuoti žmogų, kad tarkim po metų arba pusantrų gydymo jisai po to bus sveikas, jam nebereikės nieko vartoti. Jau 10 metų gydytojai endobiogenikai padeda pacientams iš naujo atrasti sveikatą ir gyvenimo pilnatvę. Prieš 10 metų aš atsiradau endobiogenikui, todėl kad man buvo kaip revoliucinis pasikeitimas, nes supratau, kad va čia šituose procesuose integruotuose labai puikiai vieta yra vaistiniams augalams. Mes žinom, kad, pavyzdžiui, nuokrypiai metabolizmo sukelia ir onkologinius pokyčius, sukelia, sakysim, ir aterosklerozės vystymasi. Čia yra reiškia, ta struktūra, būtent augalinė struktūra, ji sugeba suvaldyti nuokrypius integruotai. Ne tai, kad veikti taip, kaip veikia sintetinis vaistas, tik į simptomus. Čia veikia į sistemas, tą pačią endokrininę sistemą, tą pačią autonominę nervų sistemą, centrinę nervų sistemą, kompleksiškai. Endobiogenika, aš jos negaliu užmiršti nei vieną dieną net savo šeimos, dėl to, kad negali persiorientuoti ir pasakyti žmogui, kuris atėjo šeimos metu, ne, aš to nežinau ir aš to nesakysiu. Kad labai pakeitė požiūrį, tai
mano požiūris galbūt keitėsi jau, kai aš pradėjau dirbti šeimos medicinoje, padirbus gal metus, nepilnus, ir aš supratau, kad kažko mes čia iki galo nepadarome. Aišku, aš baigiau ir homeopatijos studijas, mokiausi ajurvedos, ir endobiogenika nėra, kad sakyčiau, mane labai pakeitė, jinai labai mane papildė. Aš turiu daug daugiau priemonių, daug daugiau supratimo. Aš matau, kad endobiogenika labai papildo mediciną tuo, ko mūsų įprastoje medicinoje mums galbūt sunku surasti arba mūsų niekas nemokė prieš daug metų, nes daug ko labai nežinojo. Tai šiai dienai šios susipažinimas su šia sritim man asmeniškai labai padėjo užpildyti tam tikras pacientų lūkesčių spragas, nes tik žmogus susirgęs dažnai susidomė, o ką aš galėčiau padaryti dabar, ir aišku pradeda galvoti, o ką buvo galima padaryti, ką galėtų ištransliuoti savo vaikams ir anūkams. Tai tikrai toks holistinis, visuminis požiūris į žmogaus sveikatą, į tą gerovę, į ligų priežastis. Man labai šita filosofija endobiogenikos patinka. Na ir kaip mes su kolegomis pajuokaujame, kaip įdomu, dabar moksliniai darbai publikuoja tai, ką endobiogenikai žinojo maždaug prieš 20-30 metų. Ar ne, galbūt skambu sakyti endobiogenikai, bet tiesiog gydytojai fiziologai, kurie labiau gilinosi tuos visus mechanizmus ir kas tikrai, manau, turėtų ateiti į kasdienę gydytojo praktiką. Lietuvoje yra pakankamai naujas medicinos mokslas. Endo tai yra vidus, biologija, genika. Tai yra holistinis metodas, kuris įvertina organizmo balansą pagal tam tikrus kraujo parametrus, įvertina paciento ištyrimą detaliai, anamnezę, fenotipą, kitus parametrus ir, kas svarbiausia, sudaro žemėlapį, nuo ko prasidėjo liga. Ar tai būtų sąnarių uždegimas, ar kraujospūdis. Vienam tai gali būti priežastis adrenalinas, kitam gali būti genetika, trečiam gali būti prasta mityba. Ar tai būtų šeimos gydytojas, ar gydytojas terapeutas, bet kokios srities, tiesiog gilesnis, detalesnis visų žmogaus sistemų paanalizavimas, pasigilinimas ir tiesiog nežiūrėjimas į vieną organą, bet suvokimas, kad viskas su viskuo pas mus sąveikauja. Imuninė sistema nėra savo, smegenys nėra savo, endokrininė sistema nėra savo, žarnynas irgi nėra savo ir netgi tas vienas rankos pirštas jis nėra savo. Tai tiesiog ta endobiogenika, jinai sudeda viską į tokią visumą. Ir susidarius vaizdą, nuo ko prasidėjo liga, endobiogenika parenka tam pacientui būdingus augalinius preparatus, tai gali būti tinktūros augalinės, tai gali būti biologiškai veikiančios medžiagos, kaip antioksidantai, kaip genų metilinimo reguliatoriai, vitaminai, ir žmogui sudaromas planas. Tai iš tiesų, kai mes palyginam pacientą, kuris, pavyzdžiui, gydosi artrozę vien tik tai nesteroidiniais vaistais. Ir kai palyginam pacientą, kuris gydosi artrozę nesteroidiniais vaistais ir endobiogenika, tai endobiogenika padeda 3 kartus greičiau pasiekti nuskausminimą ir netgi padeda sumažinti vartojamų vaistų kiekį. Endobiogenika – tai unikali medicinos kryptis, kuri siekia gydyti ne simptomus, o giluminės ligų priežastis. Jei jūsų gydymas užsitęsė, negaunate atsakymų į svarbiausius klausimus, ar jaučiate, kad pokyčių nėra, galbūt atėjo metas išgirsti antrą nuomonę. Gydytojai endobiogenikai, remdamiesi visapusišku požiūriu į žmogaus organizmą, gali padėti atrasti naujus sprendimus. O kitose laidose atskleisime, kokiais principais jie vadovaujasi, suteikdami jums viltį ir pagalbą. Visi mes žinome, kaip sunku ar net neįmanoma keliauti per tirštą rūką. Taip ir mūsų imunitetas. Tamsoje rūke. Jis nebesugeba atpažinti priešų. O tie priešai – laisvieji radikalai, lėtinis uždegimas – toliau savo dirba žudantį darbą. Pirmiausia, tai uždegimas tai yra būtent ta būsena, kada organizmas mobilizuoja savo jėgas,
siekiant apsiginti nuo kokio nors žalojančio agento. Gali būti infekcinės kilmės uždegimas, gali būti imunologinės kilmės uždegimas, kada, sakykime, autoimuninių ligų atveju, kada organizmas puola, ląstelės puola pačias savas ląsteles kaip svetimas, kai jis per ilgai užsitęsia, jisai tampa gijimą stabdantis faktorius. Susinervinus, labai patyrus stresą, įtampą, o šiandien visi stresuojam, visi įtampoje gyvenam, organizme susidaro laisvieji radikalai, kurie žaloja mūsų kraujagyslių sieneles, organų ląsteles, tai reiškia, mus tarsi žaloja iš vidaus. Ir va tas žalojimas, jisai, kaip ir skatina organizmo senėjimo procesą ir skatina tų lėtinių neinfekcinių ligų plitimą. Ir netgi yra daug dabar įrodymų mokslinių, kad laisvieji radikalai ne paskutinę funkciją atlieka, vystantis tokiom ir lėtiniam ligom įvairiom, tarp jų ir onkologijos. Laisvųjų radikalų perteklius sukelia oksidaciją, o tai paverčia cholesterolį pavojingu. Taip atsiranda vadinamasis blogasis cholesterolis. Blogasis cholesterolis iš prigimties nėra blogas. Jis tampa blogas tik tada, kada jis oksiduojasi. Ir būtent oksidavimasis jo ir būna nulemtas to poveikio laisvų radikalų ir padaro jį tada blogą, kuris kaupiasi kraujagyslių sienelėse ir tada sukelia tas visas aterosklerozės komplikacijas. Kai cholesterolis kaupiasi kraujagyslėse ir kai susiformuoja trombai, to nejunta, o kai tas trombas atitrūksta ir įvyksta infarktas arba smegenų insultas, tai jau yra pasiekmė. Žmogus pajunta pasiekmę. O tai, kad jau daugelį metų po truputį tos ligos progresavo, subjektyviai nejuto. Kai organizme kyla uždegimas ir oksidacija, svarbu, kad netrūktų fermentų, dar vadinamų enzimais. Jie padeda suvaldyti procesą ir praskaidyti tą vidinę miglą. Fermentai tai yra baltyminės struktūros, kurios turi labai svarbų poveikį visoms organizmo funkcijoms. Jų grubiai priskaičiuojama žmogaus organizme virš 2000. Mes dažniausiai kalbame ir suprantame, kad tai yra daugiau virškinimo fermentai, bet iš tiesų sąvoka yra žymiai platesnė. Kitaip tariant, didžioji dalis fermentų, jie veikia kaip kofaktoriai, jie spartina visas reakcijas, kurios organizme vyksta. Enzimai suaktyvina pašalinimą tų baltymų, kurie jau yra pažeisti, o būtent traumos atveju arba uždegimo atveju atsiranda visada tokių baltymų. Jie suaktyvuoja taip pat greičiau pasišalina visos vazoaktyvios medžiagos, kurios uždegimo metu išsiskiria iš įvairių ląstelių. Dėl to sumažėja pabrinkimas, sumažėja edema. Ir gijimo procesas pasidaro žymiai greitesnis. Kai trūksta fermentų, uždegimai tampa nevaldomi. Organizmas signalizuoja nuovargiu, energijos stoka. Po kelių metų tai jau ligos. Tai patyrė ir mūsų reportažo herojė Vilma. Šiandien ji bando su tuo kovoti. Niekas neatsiranda per vieną minutę, per vieną dieną ar per vieną mėnesį. Tai aš pati tikrai gyvenu aktyvų gyvenimo būdą, mėgstu sportuoti, domiuosi sveika gyvensena ir paskutiniu metu man taip truputėlį mažiau energijos sportuojant lyg tai atsirado, truputį lyg pradėjau sąnarius jausti, vis tiek gyvenimas eina į priekį, pradėjau domėtis, pradėjau galvoti, ką aš čia galėčiau būtent pakeisti. Norime išvengti ligų ir per greito senėjimo, turime keisti savo mitybos įpročius. Kodėl? Tuoj sužinosite. Mes sensam dėl to, kad fermentinės sistemos pradeda duoti trikdžius ir po truputį silpnėja. Kuo brandesnėme amžiuje mes esam, tuo rimčiau turim žiūrėti į fermentoterapiją ir tuo daugiau tų fermentinių medžiagų turim vartoti. Nes iš kitos pusės turėkime omeny, kad šiuolaikinės mūsų mitybos būdas prie to teigiamai neprisideda, nes būtent perdirbtas maistas ir visi pusfabrikačiai ir panašiai, būtent jisai neturi tų fermentinių medžiagų, kurios mums reikalingos. Nes yra tam tikrų fermentų, kurios mes gaunam tik su augalinės kilmės produktais. Be fermentų su maistu būtina gauti ir antioksidantų karių, polifenolių. Jie slopina fermentus, sukeliančius uždegimą ir vėžinius pokyčius.
Bet būtent antioksidatoriai, kurie priskiriami ir polifenoliai, jie nukenksmina, saugo mus nuo žalojančio laisvųjų radikalų poveikio ir taip apsaugo mūsų organizmą nuo tų pažeidimų, tai yra viena, antra, apsaugo mūsų organizmą nuo senėjimo proceso. Aišku, kartais žmonės tą senėjimo procesą įsivaizduoja, pasižiūri į veidą ir sako, jis jaunai atrodo, o tas atrodo senai. Bet, o ten, kur nemato, atrodo, ten nieko nėra. Bet senėjimas vyksta ir kartais žymiai intensyviau vyksta organizmo viduje ir tada, būtent kai vyksta viduje ir dažnai tai būna negrįžtami pokyčiai, tai būtent polifenoliai saugodami nuo žalojančio laisvųjų radikalų poveikio gali padėti, išvengti to greito senėjimo proceso, sulėtinti tą procesą, sulėtinti lėtinių neinfekcinių ligų plitimą. Jos turi labai išreikštą antioksidacinį poveikį ir čia galima minėti nuo įprastų daržovių, baigiant įvairiais, pavyzdžiui, kad ir brokoliais, tais pačiais granatų turi daug tų organinių tiek rūgščių, tiek polifenolių. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį, kad kuo ryškesnė ir tamsesnė spalva nuo raudonos iki juodos, tai ten parodo tą medžiagų ir koncentraciją. Kuo ryškesnė ta spalva, tuo daugiau yra sukaupta polifenolinių darinių. Svarbu vartoti vaivorykštės spalvų produktus. Siberžolė, granatai, brokoliai, žalioji arbata – tai ne supermaistas, o būtinybė. Žiūrėjus į širdies kraujagyslių sistemos ligų plitimą, mes matom, kaip jisai auga. Lygiai taip pat ir vėžiniai susirgimai, nes polifenoliai, tie antioksidatoriai, irgi yra puikiai organizmo apsauga nuo vėžio. Tai reiškia, bet kokiu atveju tai yra medžiagos, kurios, būtinos, jų mes turėtume gauti su maistu. Jeigu, sakysim, ta mityba nėra visavertė, galbūt kažkokie susiformavę netinkami sveikatai nepalankus mitybos įpročiai, tai tada kompensacijai, ką turėjo gauti su maistu, bet negavo, renkasi maisto papildus. Vilma būtent taip ir padarė. Jie paskatino ne tik savijautą, bet ir artimųjų ligos. Ji pradėjo vartoti mokslų pagrįstą papildą gausų antioksidantų ir polifenolių. Artimoje aplinkoje atsirado tų vėžinių susirgymų ir pradėjau domėtis ir būtent radau informaciją, kad Kembridžo universitete gydytojas Robertas Tomas ir jo komanda dirba su onkologija. Ir būtent ieškojo, buvo atlikti tyrimai 400 įvairių medžiagų ir būtent ieškojo, kurios tos medžiagos turi daugiausiai tų antioksidantinių savybių ir daro prevenciją šitiem ir vėžiniam susirgymam, ir uždegiminiams procesams, kurie vyksta organizme. Ir buvo atrinkti šitie 4 produktai, tai būtent brokoliai, ciberžolė, žalioji arbata ir granatai. 4 tokie stipriausi antioksidantai. Tai būtent ir vartojant šitus produktus, tai galima daryti tokią kaip prevenciją, ar ne? Tai nebūtinai mums reikia laukti, kol gyvenime atsitinka tokie dalykai. Plačiau apie šių preparatų sudėtį ir poveikį kalbėsime po trumpos pertraukos. Pomita – sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Atsinaujink OLP Poferin – tavo kasdienis balansas.